O, beveik, jam čia biški tiesiog nesupranta, kaip reikia dirbti jam ant laisvų apsukų. Ir šiandien už lango toks apsiniaukęs oras, dėl to ir filmuosim dienos metu. Aš dažniausiai nesirenku filmuoti dienos metu, nes negražus vaizdas būna. Panašu, kad oras bus toks, kokio ir tikėjausi. Gerai, jo, po to, kad susituosim pakeisiu kampą. Tai elektrienų taip. Kas suprasme? Tai taip pat šilainai gerų vietų lokacijom filmuos, kad turi, žinai, suprasme. Nu, taip fainai irgi, tikrai. Ok, aš jau po filmavimo ir kiek išėjo nufilmuoti, tiek išėjo. Po to važiavom, viskas gerai, kad yra ribotas laikas, nes kitu atveju aš filmuočiau labai daug. Kitas žingsnis bus prisikurti pagaliau džipą ir išsiaiškinti, kas jam iškrauna akumuliatorių. Man atrodo, kad dabar yra balandžio galas. Šiaip praėjo viena diena nuo praeito kadro, kai matėt. Ir aš vakar nevariau prikurti džipo, nes galvau, išsiskelsiu medžiagą geriau. Ir tada šiandien tokia diena. Dizelis biški kaip žiemą užsikūrinėja, gan šalto, bet 5 laipsniai šiandien. Twingo! Nice! Nuo pirmo video, kai dariau vėl reguliariai pradėjau kelti ir jisai tiesiog čia stovi. Tai reikia jį pagaliau pažadinti. Man viskas susiranko krenta. Viskas krenta. Šitas dalykas, man atrodo, yra kaltininkas, nes aš paspaudžiu ir lėjus įjungia. Jisai nepriklausomai nuo to, ar degimas įjungtas ar išjungtas, jisai vis tiek veikia. Tai aš manau, kad nuo tada, kai aš jį įdėjau, man pradėjo išsikrovinėti akumas. Arba dėl to, kad nevažinėjau su mašina. Jis ir gerai bus. O jo, zaibys. Ir atrodo, kaip čia, aišku, jisai judės čia yra. Čia toks automobilis, kur viskas judės jame, bet, aš skaičiau, kad neblogai visai. O, beveik, jam čia biški tuoj prasidarius. Mano spėjimas, kad kai džipas išsikrauna akumas, aš esu keitęs nemažai daviklių ir jisai tiesiog nesupranta, kaip reikia dirbti jam ant laisvų apsukų. Tai reikia nuimti laidus dabar. Dabar, žinot, skambėsiu kaip tie seniai, kur būna. Čia tokių mašinų nebegamina, bet iš tikrųjų. Blema, kaip laikrodis dirba, tarsi dabar pagalvokit naujam automobiliui išsikrautų dalykai, išsikrautų akumuliatorius ir kiek turbūt reikėtų, aš neįsivaizduoju, aš neku visiškai išsigalvojęs dalykus. Bet aš manau, kad reikėtų daug dalykų pririšti, resetinti kažką, jisai 2 savaitės su iškrautų akumuliatorių buvo. Tai jam tik reikėjo išmokti dirbti ant laisvų apsukų ir viskas iš esmės. Bet dėl šitos magnetolos tai aš nusivylęs, prasme, jei gali laikyti power mygtuką, jisai grįžta į ten kažką. Jis neturi išjungimo, ta prasme jisai... Bet reiškia grąžinsiu seną magnetolą su išvažiuojančiu ekranu, kuris šiaip, tipo, baisiai biškinai man ta prasme yra. Aš dabar pasidariau toksai labai žmogus, kuriuo kuo mažiau ekranų reikia į automobilį ir tuo laimingesnis aš būsiu. Tai aš galvoju, kodėl man čia varva ant vairo. Ir aš tada pamačiau bajerį, kad čia šlampa. Ir čia yra amžina šitų Jeep Cherokee problema, nes kalbėjau su kolega pažįstamu, kuris irgi šiaip filmuoja ir kolekcionuoja labai rimtus automobilius. Nu, aš nekolekcionuoju rimtų automobilių, pasirimtesni yra faktas. Jisai sakė, susidurė su tą pačią problemą, tik sakė, jam dar būna bardažiokė lieka vandens, o man dabar tiesiog varva viskas ant kelių. Aš šiaip daugam sakau, kad šitas automobilis man visada primena mano Impreza VRX, kurį turėjau prieš kokius 3-4 metus. Ilgą laiką buvo mano Jeep Cherokee svajonio automobilis ir kas juokingiausia, kad
Ne greitis, ne kažkas, o būtent tą patį vairavimo jausmą man suteikia šitas džipas, kaip suteikdavo Impreza. Dėl kilovatų, dėl kažko, bet tiesiog kažką jisai turi. Lygiai taip pat, kaip čia varva vanduo per stogą, net labai varva. Taip pat man ir Impreza varvėdavo ir man būdavo, kad kelioje vietoje žiūriu, taip atsikeliu ryte, ateinu važiuoti darbą ir žiūriu, čia taip šlapinu, bėgia, taip ir pilna vandens. Aš čia pakūrenau ir reikia ruoštis į filmavimą, kol vėl nepradėjo snigti. Šiandien turim filmuoti kaip tik džipą ir kažkaip pagalvojau, kad fainai būtų filmuosiu džipą gerokai naujesnį, ten turbūt naujausią Gladiatorių ir turim Cherokee pirmąjį. Nu, keista, bet laiko. Tai mes žinai, mums čia, kadangi čia trumpas kadras bus to Arrival, tai mums nedaug ten, ta prasme. Šiaip, nežinau, vieną kartą galvojau dar. Kaip žiemą rimtai, nu. Tam ratuką. Gal ir fainai tam čia. Ir su taip prikabintais kadrais jau pabaigsim, po to liks iš išorės kadrų padaryt. Tai žinai, tai ten Latvijoj jo, žinai, visai fainų tokių vietų. Žinai, jie ten turi kur biškį paplūdimys važiuoti. Gali atvažiuoti. Gerai. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Daugiau tokių darbų, ką matėt šiandien šitame video, galite pamatyti mano Instagrame. Tikrai apsilankykit, manau nenusivilsit, jeigu patinka tokie darbai. Ir kitas dalykas, labai daug, didžioji dalis jūsų nėra prenumeravę šito kanalo, kurį žiūrit. Tai būtinai paspauskit prenumeruoti, man tai padeda šitam kanalui sugrįžti vėl į ritmą ir padės visam YouTube algoritmui galbūt parodyt mano video daugiau kažkam, gal kažkas atras, kad šitą informacija yra naudinga. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.